What's the sound I hear behind my back? Sveiki visi! Taip, čia tikrai aš, tiesiog šiek tiek pasikeitusi. Labai džiugu su jumis vėl kalbėtis, nes tikrai negalėčiau palikti jūsų be šventinio makiažo, nes tikrai tikiu, kad jūs žiūritės, žvalgatės internete ar YouTube'ai, ar žurnaluose, kaipgi jūs turėtumėte atrodyti per šventes, artėjančias, gražiausias metų šventes, kaip pasipuošti kalėdom, naujiesiams metams. Šiek tiek jums padėsiu su to. Tikrai negalėčiau palikti jūsų be tokio video šventinio laikotarpiu, tai čia bus mano tokia mažytė dovanėlė jums ir labai tikiuosi, kad jinai jums bus į naudą. Kaipgi reikėtų pasitikti naujosius metus, kaip reikia atrodyti, kad jie būtų jums palankus. Yra tokios kaip pagoniškos tradicijos ir pagoniškai tikėjimai, kad turim pasitikti naujosios su tam tikrom spalvom priklausomai nuo to, kieno čia artėjantis metai, ir būtent dėl to tas globėjas tų metų bus jums palankus, ne? Tai jeigu mes apie tai pagalvosim, tai dabar artėja 2017 metai, ugninio gaidžių metai. Tas pavadinimas iškart mums leidžia suprasti, kad turit būti ryškiai, pasitikinti savim, trupučiuką pasikėlusi, ugninis gaidys negalėtų vaikščioti, kažkoks nuleidęs galvą ir likti nepastebėtas. Jis visada liks dėmesio centre, tai mes būtent taip ir turim su jumis pasipuošti. Tai daugiausia kalbėsi gal apie naujosius metus, jūs galės pritaikyti ir kalėdom, kuriai šventei jums puoštis yra aktualiau. Pagal mane ryškus makiažas, tai gal daugiau tinkantis makiažas būtent naujiesiams metams. O aš įrodysiu jums ryškų, gražų makiažą ir vėl parodysiu kažkokias naujoves, ką įsigijau arba ką gavau ir išbandžiau per šį laikotarpį, kol su jumis nesimatėm. Ir vėlgi tikiuosi, kad bus jums naudinga. Kadangi tai yra ugninis gaidis, tai aišku, jūs turėtumėt turėti tarp savo aksesuarų ar būt padaryti makiažą savo aksesuaru kažkokia raudona spalva. Ir jeigu visi bijo tos raudonos spalvos, aš ne vieną kartą apie ją kalbėjau, būtent kalbant apie makiažus, tai šiandien panaudosim ją vėl, panaudosim ją šiek tiek kitokią, kartu su kitom spalvytėm. Aktualiausias jūsų makiažo spalvos turėtų būti raudona, tai gali būti kažkokia vyno spalva, visi raudonos spalvos atspalviai, taip pat tai gali būti auksinė, oranžinė spalva, jos gali būti tarpusavy gražiai suderintos arba su kiekviena spalvytė šitą gali pasidažyti atskirai ir tikrai atrodysit nuostabiai. Taigi, tam, man atrodo, tiesiog dar niekas nesugalvoja kitas gamintojas kažko labiau tinkančio nei šis gamintojas, kurį parodysiu dabar. Ir aš kalbu apie MAC. Jie sukūrė kaip tik mums, kaip tik naujiesiams metams, kad būtumėm pačias gražiausias, madingiausias šitą rinkinuką, kuris susideda būtent iš skirtingų raudonų spalvų. Ir čia mes turim su jumis ir skaistalus, turim šešėlius, lūpdažiukus, blizgėsi ir lūpų pieštuką. Visą tai panaudosim dabar makiažę, nes būtent toks makiažas ir būtų mums pats aktualiausias. Šitą dėžutę man pasisekė gauti dovanų, bet kadangi dabar dovanų metas, man atrodo, kalėdų senelis kaip tik dažnai nežino, ką jums padovanoti, tai jūs jam apie tai pasakykit, nes dar tikrai spėsit, jeigu labai paskubėsit. Kaip visada mes pradėsim, aišku, nuo kažkokio akių reljefo paruošimo. Aš nevalysiu savo akių, aš tiesiog uždėsiu viską ant viršaus. Aš paimsiu šešėlius iš MAC. Jų spalvos pavadinimas yra Hawks. Hawks, nežinau, kaip teisingai tą reikia tarti. Sklaidimo teptukus galite paimti savo mėgstamiausią. Aš paimsiu 217 iš MAC vėlgi. Ir paimsiu ant krentančio voko savo ir užeinant atidubimo drąsiai uždėsiu savo visur šitą Hawks spalvytę. Ką mes taip darom? Kad pagilinti akis, jau darom mes tai beveik kiekvienam makiaže. Taip mes nuimam krentantį voką ir gilinam akis. Ir mūsų akis, kokios jos bebūtų pradiniai stadijoje, atrodo tobulai, be kažkokių tai mums matomų trūkumų. Galite paimti tos spalvytės daugiau, nors jinai atrodo vėlgi su kažkokiu rausvumu, bet jinai, žinokit, tokia, aš sakyčiau, rudai, pilkšvai, bordo. Jie sumaišyta labai daug spalvų. Jinai yra pakankamai šalta, bet jinai tinka ir šilto tipo mergaitėms, nes realiai, kai jūs dedat ją ant odos, jinai neatrodo visiškai kažkokia violetinė, kaip jūs matote čia. Atrodo tiesiog kaip
natūralus šešėlis būtų pas mane uždėtas, o ne, pavyzdžiui, kai mes darėm tai su rudos palytė, tai neatrodė taip natūraliai kaip su šitais šešėliais. Tai žinokit, šita spalva pastaruoju metu mano kasdienė spalva ir aš galiu ją dėti bet kur visada ir žinokit, va taip pridedu ir galiu eiti jau viskas, jeigu aš noriu tik tai linerių šiandien pasidažyti. Tai drąsiai pirkit. Aš šiandien panaudosiu, aišku, ne tik kažkokius šešėlius, bet naudosiu ir blizgučius, nes be blizgučių nebūna naujųjų metų. Nes, kaip mūsų visa eglutė mėgsta žibėti, spindėti, tai taip pat žibėti ir spindėti turėtumėm ir mes. Ir paimsiu spalvytę Got Heart, jinai šiek tiek sublizgysiu ir uždėsiu ją per centrą akytės, grinai, kur pas mus liko ta dalis akies nepadažyta. Tikrai nebijokit šitos spalvos. Jūs atrodysit nuostabiai, išsiskirsit iš minios, nes kaip tik visi šitų spalvų ir bijo, bet jų nereikia bijoti, nes jūs pamatysit, kaip mes jas apšaisim, kad praktiškai nesimatys iš vis kažkokio ten rožiškumo, raudonumo, jūsų akis tikrai neatrodys pavargusios, čia ne tas makiažas. Ir paimsiu spalvytę, kuri vadinasi Pepper and Spice, su Da Vinci Professional teptuku 16 numeriuku, kuris man labai patinka pastaruoju metu. Jis yra tvirtas, plokščias, tokių tvirtų dėjimų teptukų senai nesu turėjusi. Ir šitas teptukas, jis, kadangi yra iš Professional linijos, tai jis yra ilgas. Ir aišku, tai estetiškai gražiai atrodo, iš tikrųjų jauties kaip dailininkas, bet ir dirbti su juo yra žymiai patogiau, kai nereikia ten labai arti liestis prie veido, tai vėlgi labai šitą teptuką aš rekomenduoju. Taip, mes dedam į giliausias vietas, tiesiog taip patapšnuojam ir čia bus tokia tiesiog tamsesnė rusva spalvytė. Toliau, aišku, mums reikia paimti kažkokią rudą spalvytę, kad viskas suvienodintų. Šešėlių paletė iš Too Faced Candy Bars. Labai faina paletė, su natūraliom spalvom. Jums šiek tiek jos net atrodo kitaip, aš matau, nei atrodo realiai. Jos realybėj dar tokios šiltesnės. Šitas spalvas tikrai pakankamai šiltas, bet jeigu jūsų oda yra šilta, tai jums drąsiai tinka visa šita paletė. Mes imam vėl sklaidimo teptuką, šiek tiek kietesnį, čia 201 iš Real Technique. Ir paimsiu šitą rudą spalvytę. Imam stačiai, papurtom. Gerai, ir dedam į giliausią jūsų akies tašką, tai išorinis įdubimas, tai kur baigėsi jūsų judrusis vokas ir prasideda kauliukas. Tarp jų yra įdubimas, su kurį mes dedam tamsiausią makiažo spalvytę. Ir užeinam ant to, ką mes padarėm su spalvytė Hawks. Taip pat einam į apačią ir atkartojam su kita akyte. Toliau 114 teptukas iš Kim, kuris man pailgina visada akių formą, aš imu vėl tą tamsiausią rudą spalvytę ir ištempiu savo akytę. Jūs, jeigu žiūrėjot mano prieš tai video, žinot, kodėl mes tai darom. Akytės atrodo didesnės ir čia norim, kad tilptų pusę akytės pagal visus standartus, tai mes turim šiek tiek tą mūsų akytę ištempti. Tempti reikia maždaug prie smilkinuko, ne, kažkur čia, tai jūs taip prie to smilkinio ir tempėt, kad nebūtų nei į apačią, nei į viršų, bet tai sakiau jau ir kitose video. Jeigu jūs norit dar pagilinti akytės, jūs galit rudą tempti iki nosytės, taip jūs ploninat šiek tiek šitas vietas ir šiek tiek pagilinat akis. Jeigu jums nepatinka pailgi makiažą, jūs galit sustoti ties bananu ir taip tiesiog savo uždažyti, kaip patinka jums. Toliau mes turim viską pagražinti, nes dabar viskas atrodo taip paprasta. Tai aš naudosiu Star pudrą 969 iš Make Up For Ever. Beri, blizgi. Imsim mažiau kadėjimo teptuką, tai Da Vinci teptukas numeris 8. Ir spaudžiam su tuo teptuku į vidinį akies kampą. Matot, gaunasi toks labai švelnus variantas. Jeigu jūs norit, kad jums atrodytų ne kažkaip švelniai, o kad atrodytų ryškiai ir kad gerai laikytų, yra tokia priemonė Aquasil iš Make Up For Ever. Inglot turi tokią priemonę, jinai vadinasi Duraline. Lygiai tas pats, mums užtenka vieną lašelį ant paletės ar bet kur. Ir mes paimsim kažkokį nenatūralų teptuką. Patapšnosim vidinį akies kampą, tiesiog tą vietą, kur jūs norite uždėti Star pudrą. Imam vėl Star pudrą ir tapšnuojam ant viršaus ir dabar viskas atrodo
nebešvelniai ir nematomai, o labai išryškėjo, ne, ir va, kaip viskas blizga. Tai jeigu jūs norit kažkokį ryškesnį variantą ir kad jums laikytų taip, kad rytoj jūs atsibūstumėt to makiažo, priemonė kaip Aquasil Duraline iš skirtingų firmų, kaip pasakiau, yra tobula priemonė, kad tai padaryti. Būtent šios priemonės dėka daugelis mano klientų atsikelia kitą rytą su to pačiu makiažu, ką mes darėm iš vakaro. Ką labai svarbu žinoti apie Aquasilą, kad kai jūs jį dedat, stenkitės ant viršaus, kai dėsit šešėlius ar blizgučius ar starpudrą, kad jums nebūtų kažkokių perėjimų griežtų į odą. Visada išsklaidykit, kol dar Aquasilas yra šlapis, nes kai sustings, tai tiesiog bus negražu. Toliau aš noriu panaudoti daugiau auksą ir noriu panaudoti daugiau blizgučių, kad atrodyčiau šventiškesnė. Tam aš naudosiu dar vieną starpudrą. Jinai yra šviesi, tai yra PP04 iš Makeup Atelier ir pasiemus vėlgi kažkokį dėjimo teptuką, aš galiu likti prie to mažiuko, arba galiu imti tą didesnį, kur naudau, ar bet kokį kitą, jūs galite turėti tik tai vieną. Aš paimsiu tą starpudrą. Jinai yra kaip balta, tinka nuotakom, bet pavyzdžiui, jeigu jūs norit ją uždėti ant kažkokios kitos spalvos kaip rausva, bet kad šiek tiek atsirastų auksą ir galbūt ta jūsų rausva pašviesėtų, jūs galite irgi įdėti tiesiog ant viršaus, kaip dabar dedu aš. Ir pažiūrėkit, ta mūsų tiesiog auksinė kaip balta pavirto rausvai auksinė spalva, kas yra labai gražu. Tai gali drąsiai ją naudoti taip. Ir jinai labai gražiai išeina iš tos mūsų Makeup Forever starpudros. Imam vėl tą pudrytę ir uždedam ją po antakiuku. Kadangi čia yra plika oda, šviesi, tai kaip matot, ta starpudrytė lieka tokia šviesiai auksinė. Ir jokį rausvumą kaip čia, jinai jau nebeturi. Dar šiandien, kaip aš jums ir žadėjau, aš labai noriu panaudoti blizgučius. Ir blizgučius aš noriu panaudoti auksinius. Kad vėlgi, jeigu jums čia atrodo per daug rausvos spalvos, tai jinai tuoj pat ir dings. Auksinius aš imu blizgučius, net nepamenu, iš kur aš turiu šitą dėžutę ir kokia čia yra firma, bet auksinių blizgučius galite rasti iš skirtingų firmų, ir iš Makeup Forever, iš Makeup Atelier, ir galite rasti tiesiog iš paprasčiausių visokių L'Orealių, nes tai yra vieni einamiausi. Ir dedu ant mūsų likusios vietos. Ba, kai pradeda man iškart žaižuoti. Jeigu jūs norite, kad jūsų blizgučiai atrodytų dar ryškiau, o ne taip švelniai, jūs irgi galite ant viršaus užtapšnoti šiek tiek Aquasilą ir jie atrodys dar geriau. Arba jūs galite, jeigu jūs turit kažkokį makiažo fiksatorių, tai yra kaip Makeup Forever Mystic Fix, arba koks NYXo irgi fiksatorius, ne, jūs galite dar padaryti štai ką. Jūs apipurškėt savo teptuką, su kurio imsit tos blizgučius. Šiek tiek užpurškėt ant tos akytės, įmat blizgiukus, matot, kaip lieka iškart ant teptuko, ir patapšnojat, ir kaip matot, skirtumas tikrai yra. Ne, tų blizgučių dabar atrodo daugiau ir apskritai ta blizgi vieta tapo dabar tokia dar ryškesnė, ne? O ant šitos akytės, kaip pridėjom švelniai, taip ir liko. Tai jūs drąsiai galite daryti tai su šitom priemonėm, tiesiog, aišku, čia jau reikia dar daugiau priemonių. Kaip matot, mano tas rausvumas beveik dingo, bet jis tikrai yra ir viskas priklauso nuo to, kaip jūs pasakot galvytę, ne, tai prie šviesos daugiau atrodo auksa, kai mes einam į tamsę šiek tiek, daugiau matosi to rausvumo. Aš grįšiu prie Pepper & Spice spalvytės, prie kažkokio sklaidimo teptuko, kokį tik norit. Paimsiu ir gražiai užeis ant tos rudos spalvytės, kurią mes jau dėjom. Kad nebūtų kažkokia tiesiog neįdomi ruda spalva, o kad atsirastų spalvos kaip šita rausva. Dedam apačioj, va, visur. Kaip blizgučius naims nuvedti, tai mes galim arba taip nupurkti kažkokį teptuką, arba mes galim paimti blenderiuką, jis šiek tiek yra šlapės. Ir su jo, kaip ir nuimam blizgučius, tai didžioji dalis tų blizgučių dabar lieka ant mūsų blenderiuko. Gleivinę aš dažysiu su MAC Pro lineriu, nes jis labai gerai išlieka joje ir gleivinė lieka maksimaliai juoda, ko nepadaro pieštukas. Tik būkite atsargios, nes jeigu biškį patenka ant akies obuolio, tai akytės gali šiek tiek gręžti, jeigu jūs turit labai jautrias akis, tai galite ir apsiverkti. Linerį naudosiu šiandien Bobbi Brown. Tai yra numeris 1, juodas lineris. O fainas lineris ilgai išlieka.
tokį lainerių teptuką arba antakių teptuką galite pavadinti ir gražiai savo praktiškai atkartoju tai, ką aš turėjau prieš tai. Kaip piešti lainerį, kad jis tiktų būtent jums, jūs jau žinote, arba jeigu čia yra pirmas video, kurį jūs žiūrit mano kanale, tai pažiūrėkit šiek tiek kelis video atgal ir pamatysit, būtent kalba eis apie laineriukus. Ir šiandien priklijuosim su jumis blakstienos kokšteliais. Apie tai irgi dar niekada nekalbėjau. Aš čia turiu tokį žieduką, jūs galit kažką panašaus gauti visur, kur tik pardavinėja blakstutės. Klijus aš turiu iš Make Up Atelier. Geri klijai, gerai laiko. Man užtenka štai tiek. Mėgstu klijuoti su pincetu ir klijuoju su tokiu pincetuku aštriu ir šiek tiek lenktu blakstienų priauginimas skirtas. Bet jeigu jums patinka su pirštais, darykit su pirštais, nes tikrai dažnai mergaitės bando su pincetais, 30 kartų nesigauna, įmo su pirštais ir viskas gaunasi ir galvoju, kodėl aš iš karto nepadariau. Tai būtinai darykit taip, kaip jums gražiausia ir patogiausia. Blakstienytės naudoju štai tokias. Jeigu kažkas norės sužinoti, kur jos pirkti, tai parašykit man ir aš jums duosiu kontaktus tos mergaitės, kuri jas parduoda, nes kol kas Lietuvoje pagal. Čia yra vienas geriausių blakstienų, būtent kokšteliais ir šiaip už visiškai prieinamą kainą jūs gausit net pigiau nei yra parduotuviai ir visiškai nekokybiškas. Ir mes imam tiesiog kokštelį. Aš čia paimsiu 11 numeriuką. Aišku, geriausia, kad jūsų akis dar nebūtų padažytos, kas liečia blakstieną, ne, kad nebūtų jos padažytas, bet kadangi jau mano padažytas, aš tiesiog jau dedu ant padažyto. Jūs dėkit ant nepadažytų, jeigu dar nesat pasidažysis. Ir taip dedam, užpildom tarpelius, jeigu blakstienas padažytas, jeigu nepadažytas, tai stenkimės dėti tiesiog lik vientisą liniją. Viena šalia kitos. Klijukai imkit daugiau, jie paskui sustings ir taps permatomi. Šiandien aš naudosiu tik 2 ilgius, nes noriu tokių ilgesnių, kad būtų dar ryškesnis akis, bet šiaip kada nors nufilmuosim video apskritai tik apie blakstienas, nes ten yra apie ką kalbėti ir parodysiu, kiek ilgių galite panaudoti ant savo akių, nes jų gali būti ir 6, ir 7, ir kuo daugiau naudoju, to gražiau atrodo. Niekada pilną blakstienų juostą neatrodys gražiau už gražiai priklijuotus kokštelius. Su 11 ilgiu baigiau, dabar paimsiu 8 ir priklijuosiu prie akytės vidinio kampo. Kol kas aš palauksiu, kol jos man išdžiūs. Šitos akytės neklijuosiu, kad neužimti jums daug laiko. Bet realiai, aišku, jums reikėtų, jeigu jūs norit kažkiek šventį, būtinai priklijuoti ant abiejų akių, kad atrodytumėt gražiai. Kol kas, kol mano blakstienų klijai džiūna, parodysiu jums, kaip galima gražiai padažyti antakius, šiek tiek dar paryškinti, nes dabar man čia viskas nelygiai, kai aš dažiau šešėlius, su NYX palete. Tai yra 2 spalvų paletė, šviesesnė ir tamsesnė. Čia yra ir teptukų tokių mažiukų, kad susim gali paimti, ir yra antakių gėlis. Kam jis reikalingas? Kad šitos spalvos taptų intensyvesnės. Nes atrodo, kad, pavyzdžiui, man šitos spalvos tikrai netiks. Dabar, kai prie tokių šaknų man reikia žymiai tamsesnės spalvos, bet žiūrėkit, kas vyksta su ta spalvytė, kai aš ją sumaišau su gėliuku. Visų pirma, jinai tampa kaip koks gėlis iš ingloto, ilgai išliekanti. Ir aišku, jinai, ta spalvytė pati tampa ryškesnė. Jeigu jūs norit dar sušukuoti jos, čia yra tokios ir šukytės mažytės, tai jūs galite irgi paimti tą gėliuką ir gražiai tos antakiukus pašukuoti, kaip tik jums reikia. Manęs dažnai klausia, kaip daro taip, kad antakį tampa lyg įrėminti. Tai tą jūs galite padaryti su kažkokiu plokščiu teptuku. Geriausia, kad jis būtent sintetinis. Paimti kažkokius konsilerius, korektorius. Aš paimsiu šitą spalvytę ir įrėminti jūsų antakius. Tai va taip gražiai apeiti iš visų pusių kaip linija. Padarysiu tik iš viršaus, dėl to, kad apačia pas mane jau padažyta, tai aš nelabai norėčiau dėti ant viršaus šešėlį. Jūs galit nuo pat pradžios pradėti nuo antakių ir padaryti jos dar labiau rėminti. Mano klijai jau tikrai išdžiuvo ir dabar aš
uždažysiu su tušu, tai yra Estee Lauder tušas, žiauriai fainas, jis man labai patinka, kažkoks sumptaus Knockout. Jis ir ilgina, ir tankina, ir labai gerai apgaubia blakstienas, ir mes taip iš viršaus pritapšnojam dirbtinas blakstienas prie natūralių, o iš apačios natūralias prie dirbtinų priklijuojam lyg prie viršutinių. Gerai, šiek tiek patapšnojam blakstienų galiukus, kad jų neištraukti. Kaip matot, balti klijukai visiškai išnyko, nes jie permatome. Taip pat ryškiau padažykim apačią. Ir čia akytė, nors mes čia blakstienų neklijavom, bet galima ant viršaus uždėti tušą ant blakstienų natūralių. Bet tikėkit, šitas tušas mane tiesiog nustebino ir kito aš dabar tikrai nenoriu. Kas pasikeitė dėl techninių kliučių, tai aš jau padažiau šiek tiek savo veidą, ko jūs nematėte, tai dabar aš papasakosiu, bet tiesiog jau nerodysiu. Tai ant veido panaudojau šiek tiek per centrus ant viršaus to, kas buvo padažyta Estee Lauder kreminė pudra Double Wear linijos. Koks jos trūkumas yra, kad kai jūs ją atidarot ir jo nėra aplikatoriaus, tai tik su ausų krapštuku jūs dedate į vidų ir ištraukiat taip kreminę pudrą. Jeigu jūs norit aplikatorių ar kažkokį dozatorių, tai jūs parduotuvėje galite nupirkti jį atskirai. Kas aš manau, kreminė pudra už 50 € yra šiek tiek nedožiūrėjimas, toks sakykim. Taip pat paskui aš užfiksavau veiduką su MAC Pigment Prime biri pudrytė. Jis yra balta HD, bet jeigu jūs ją dedat švelniai, tiesiog gražiai paskirstat per veiduką, tai tikrai jums nebus kažkokių baltų dėmių. Svarbu nedėti kažkokiais taškais. Skruostikaulės paryškinau su tuo, ką naudoju kiekvieną dieną. Tai yra Douglas bronzantas, jis atrodo čia su mažiukais blizgučiais, kurių gal jūs net nematot, bet ant skruostų tų blizgučių iš vis nelieka ir tiesiog papuošit skruostukus su šitą priemonę. Kaip visą tai daryti, tai jūs jau tikrai žinot, kaip dažyti veidą, kaip dažyti tai. Jeigu kas nežino, kaip dažyti skruostus, jeigu kas nežino, mes galim pažiūrėti video prieš tai ir jūs tikrai žinosit. Aišku, atsiprašau, kad taip gavosi, bet jau taip gavosi. Skaistalai buvo panaudoti Apple Red iš MAC, bet būkite atsargus naudojęs šitą priemonę, nes jinai yra labai stipriai pigmentuota ir palieka nemažai spalvos. Aišku, dabar, kai naujiesiams metams, kaip dėsim viršaus highlighterį, tai visai gerai atrodo. Bet jeigu reikia švelniai ir dieną, tai nemanau, kad čia yra pats geriausias variantas. Toliau imsiu highlighterį iš MAC Pro. Ir tiesiog C raidytė, jūs irgi jau žinot, kur dėti highlighterį. Kas nežino, įžiūrim video prieš tai. Ir ką aš norėjau jums parodyti, kas dar gali gražiai papuošti jūsų makiažą, tai yra Pale 28 blizgučiai iš Makeup Atelier, undinėlių spalvos ir mes gražiai galim papuošti jau viską, ką padarėm. Tiesiog imdama tos blizgiukus ir uždėdamas ant šitos C raidelės, kad mums makiažas atrodytų dar labiau šventiškesnis. Kad tai gerai laikytų tie blizgučiai, mes vėlgi ant viršaus su jumis užpurškiam fiksatorių. Čia aš vėl naudojau NYXą. Štai taip aš blizgu. Įdomu labai, kaip matot jūs. Taip, šiek tiek galiu čia daugiau uždėti. Šitas makiažas tikrai skirsis nuo visų kitų. Ką jūs darydavo dėl to, kad jis yra 100% šventinis, nematinis, labai gražus makiažas. Ir kas mums beliko jame, tai yra lūpos. Imsim pieštuką iš MAC, tai yra cherry spalvytė, vėlgi čia iš to mūsų komplektuko. Paskirstau per visas lūpas, kad geriau laikytų lūpdažis. Praktiškai galite išeiti ir vien tik su pieštuko spalva, tikrai labai gera. Imsiu lūpdažį iš MAC Russian Red, vėlgi iš to paties mūsų rinkinuko. Ir irgi Russian Red lūpų blizgesys bus panaudotas. Ant viršaus. Voila!
aš baigiau štai tokį šventinį, blizgų, ryškų, su aktualiausiam spalvom makiažą. Aš norėjau jums šiandien parodyti ir taip padėti jums pasipuošti gražiausiams metų šventėms. Ir labai linkiu jums, kad jūsų naujieji metai būtų patys laimingiausi, kad jūs turėtumėt daug meilės, surastumėt save, jeigu dar neradot, surastumėt antrą pusę, jeigu dar esat vieniši, kad viskas jums klostosi ko geriausiai ir kad sėkmė visada amžinai jūs lydėtų, kaip angelas sargas šalia visada ir jūs žinotumėt, kad jūs nesat vieniši. Aplink jūs tegul būna daug draugų, daug palaikiančių žmonių, nes tai yra labai svarbu, nes būtent tai lemia mūsų sėkmę. Ačiū Jums labai, kad šiais metais mes matėme su Jumis, kad Jūs leidot man daryti tai, kas man labai patinka ir leidot tai danešti iki Jūsų ir kad likau tikrai įvertinta, kad iki šiol gaunu Jūsų laiškučius. Kiekvienas duokim pažadus, kad nuo naujųjų metų sportuosiu, nuo naujųjų metų susirasiu meilę, nuo naujųjų metų susirasiu mylimą darbą ir mesiu seną, kuris visiškai nepatinka. Nuo naujųjų metų aš pažadėsiu jums, kad dažniau filmuosiu video, o ne tik per kažkokias didelės šventes. Tai su tokiom linksmom, teigiamom natom aš norėčiau baigti. Jeigu kyla kažkokių klausimų, visada rašykit, o aš visus bučiuoju, apkabinu ir ate.